Skaitome Visatos giesmė toliau. Skyrelis gyvybės drakonas Simudaras. Gaiva trumpam užsimerkė, mintimis pasiuntė šaukinį ir po kelių minučių šalia jų išdygo aukšta figūra. Jis skleidė aplink save tokią valią ir ryžtą, kokių chaosietis nesitikėjo sutikti žemesniuosiuose pasauliuose. Leiskite jums pristatyti drakoną Simudarą. Vis taip pat gudriai šypsodamas tarė Gaiva. Simudarai, tai viešnios iš chaoso. Jos nori pažinti mūsų gyvybės pasaulį. Jau bendravo su gyvybės šaltiniu, susipažino su baltąja ir juodąja skylėmis, su gailestingaisiais ir griežtaisiais mūsų gyventojais. Dabar norėtų pabendrauti su pusiausvyros atstovu. Gal galėtum joms pristatyti ir gyvybės okeaną? Drakonas, tai jūsų titulas ar vardas? Neleidusi šiam net pasisveikinti, įsiterpė Melodija. Taigi, palieku jūs Simudaro globai. Jeigu reikės, mane galėsite pasikviesti mintimis. Lyg niekur nieko tęsė Gaiva. Po šių žodžių dingo. Melodija ir Meilutė jos nepasigedo. Visas jų dėmesys buvo prikaustytas prie naujojo pažįstamo. Gyvybės pasaulio gyventojai turėjo konkretesnę formą nei chaosiečiai ar korektoriai. Chaosiečių kūnai iš grynosios energijos buvo neapčiuopiami kaip vėjas. Gyventojai vieni kitus atpažindavo iš energinių virpesių savitumo. Korektorių sąmonę apgaubęs dvasinis kūnas buvo gerokai tankesnis palyginus su chaosiečių, tarsi tekantis vanduo. Juos galėjai skirti vienas nuo kito pagal jų mintijamas idėjas. Gyvybės pasaulyje, ypač žemesniuose jo sluoksniuose, sąmonę įkūnijantis kūnai sutirštėjo iki kiaušinio pavidalo formos, kurią vietiniai vadino aura. Šie kūnai tapo dar konkretesni, suvaržyti erdvėlaikio principų. Nebe tokie plastiški, tačiau pasižymėjo gausiai įvairovę. Gyventojai skiriasi auros švytėjimo intensyvumu, spalvingumu, tankiu pulsavimo dažniu. Visa tai daugiausia priklausė nuo patiriamų emocijų ir norų stabilumo. Simudaro auros ryškis išsiskyrė iš sutiktųjų. Nuo pat pirmo į jį mesto žvilgsnio jis sudarė vientisos, kryptingos, sutelktos asmenybės įspūdį. Taip pat įdėmiai nužvelgęs viešnias kaip ir jos jį, jis draugiškai nusišypsojo ir neskubėdamas atsakė Melodijai. Drakonas – tai evoliucinis sąmonės lygmuo. Dar tas lygmuo vadinamas meistru, ekspertu, valdytoju. Tai tas, kuris giliai išmano tam tikrą veiklos sritį. Pagal tai yra laiko, erdvės, sąmonės drakonų. Aš esu gyvybės drakonas. Tai yra tas, kuris nardo po gyvybės okeaną. Jį prižiūri, tyrinėja, puoselėja. Šį lygmenį realizavau per savo paskutinį įsikūnijimą fizinėje plotmėje. Simudaras to įsikūnijimo metu turėtas vardas, kurį ir vartoju, pagerbdamas tą įsikūnijimą. Tu atrodai visiškai kitoks, nei iki šiol mūsų sutikti šio pasaulio gyventojai, pasakė Meilutė. Ar esi vietinis, ar atvykėlis iš aukštesniųjų pasaulių? Chaosietės taip susidomėjo savo pašnekovu, kad pamiršusios bet kokį mandagumą ėmė jį tardyti. Simudaro tai netrikdė. Jis linksmai nusijuokė ir atsakė. Neatspėjote. Nei vietinis, nei aukštesnis. O tai kas? Nesusigaudė Meilutė. Ar tik nenori pasakyti, kad esi iš mūsų eksperimentinių monadų, skirtų gyventi materialiausiuose pasauliuose,
šūktelėjo susidomėjusi Meilutė. Ir vėl ne visai pataikėte, bet jau šilčiau. Simudaras draugiškai pašiepė chaosiečių smalsumą, tačiau neskubėjo jo patenkinti. Melodija ir Meilutė susižvalgė. Po to pervėrė Simudarą įdėmiu, aštriu žvilgsniu, siekdamos prasiskverbti į jo monadą, slypinčią giliai už sielos ir dvasios kūnų. Kitu atveju, toks ilgesys būtų buvęs nepagarbus pašnekovo atžvilgiu, tačiau jos juto, kad Simudaras leidžia pačioms suvokti jo evoliucinį lygmenį. Neįtikėtina, naujos laidos masinės monadų gamybos produktas, sukurtas elongatorės vikruolės, sumurmėjo Melodija. Pirminis monados šablonas gimė Valios namuose, pridūrė Meilutė, dėl to ir jaučiasi sąmonės vientisumas. Tačiau tai nepaaiškina jo auros gylio, paprieštaravo Melodija. Įsiklausyk, koks intensyvus motinos sąmonės ašies virpesių atgarsis melodijoje. Tu nuo mūsų kažką slepi, griežtai pareiškė Simudarui. Ak, atleiskit, neprisistačiau. Taip pat esu motinos sąmonės ašies vibracijos kamertonas, patenkintas nusijuokė Simudaras. Chaosietės iš nuostabos išpūtė akis. Motinos ašies šventyklos žynys? Negalėjo patikėti Melodija. Aš maniau, kad jais tampama tik iš itin brandžių chaosiečių. Ir iš viso, jie taip retai pasirodo chaose, kad dažnai yra abejojama, ar tai mitas ar tikrovė. Motinos sąmonės ašies vibracijos kamertonu gali tapti bet kuri jos būties sąmonė, pasiekusi vientisumo kuriuo nors savo individualybės aspektu, ramiai atsakė Simudaras. Mano artima draugė Aja Sofija, taip pat eilinė monada iš fizinio pasaulio, tapo kamertonu, kai savyje iki dieviško lygmens nugludino išminties savybę. Tapo žinia, nors kiti kalbėjo, kad Vijūna tiesiog iškeliavo klajoti žemesniuosius pasaulius. Taip, lankėsi ir ten, linktelėjo Simudaras. Su ja susipažinau šventykloje. Su ja ir su kitais kamertonais iš įvairių motinos visatos pasaulių. Kamertonų yra daug, tik jie dažniausiai nesiviešina. Jų tikslas yra savimi atitaisyti išsikraipiusias aplinkos ar jos gyventojų sąmonės vibracijas, atkurti dermę su motinos sąmonės virpesiais. Kuo žemesni pasauliai, tuo daugiau energinių išsikraipimų ir tuo daugiau juose dirbančių kamertonų. Va tai tau, svajingai nutęsė Melodija, maniau, kad lankydamasi čia darau garbę žemesniųjų pasaulių gyventojams, o dabar matau, kokia pasipūtusi buvau. Turbūt motina mums specialiai atsiuntė tave, kad primintų apie kuklumą ir apie tai, kad kiekvieno evoliucinio lygmens sąmonė gali pasiekti tiesioginį ryšį su jos sąmonė bei skleisti jos misiją. Negalėčiau jūsų mokyti kuklumo, atsiduso Simudaras. Niekada nebuvau kuklus. Ypač to nepasakyčiau apie pastarąjį savo fizinį įsikūnijimą. Greičiau jau užsispyręs savimila. Tačiau visa tai kažkaip savaime nugeso ir nublanko prieš trauką pažinti gyvybės okeaną. Kuo daugiau dėmesio skirdavau jam, tuo mažiau buvo svarbus kasdienis gyvenimas. Tuo mažiau norėjosi kažką įrodyti ar pasirodyti aplinkiniams. Vis labiau ir labiau viliojo okeano centre plytėjusi ašis, motinos sąmonės ašies projekcija gyvybės pasaulyje. Sykį neapsikentęs nėriau į ją, nors buvo kalbama, kad tai gryna savižudybė. Tam tikra prasme tai ir buvo mirtis, mano vieno gyvenimo asmenybės pabaiga ir naujos tapatybės gimimas.
Išnirau tiesiai į motinos ašies šventyklą, esančią aukščiausiuose chaoso pasaulio poplaniuose. Atsimenu tik atskirus pirmojo apsilankimo epizodus. Sąmonė trūkčiojo, skaidėsi nuo neįprasto vibracinio intensyvumo. Mane sutikę mokytojai man padėjo sustiprėti. Mokė, ugdė. Tai pats nuostabiausias vis dar tebesitęsiantis mano gyvenimo nuotykis. Simudaras susimąstęs nutilo. Melodija ir Meilutė taip pat tylėjo, aprimusios nuo jo auros skleidžiamos rimties. Tai ar mus dabar kaip nors pakoregavai? Linksma melodijos prigimtis prasiveržė pro akimirkos santūrumą. Ko mus išmokysi? Kamertonai nemiktojauja. Jie yra, geranoriškai atsakė Simudaras. Tiesiog yra, su visokiomis savo pačių charakterių savybėmis. Mūsų nuotaikos, nuomonės, norai – tai natos. Natos, kuriomis atliekame kasdienybės melodiją. Tačiau ta melodija skamba vienoje dermėje su motinos misijos vibracija. Labai paprasta ir įmanoma išmokti kiekvienam pradedančiajam muzikui. Visi trys nusijuokė. Chaosietėms palengvėjo, kad nereikės pasitempti ir žiūrėti savo manierų kaip mokinukėms per reiklaus mokytojo pamoką. Tai tą mes sugebam būti savimi, atsakė Meilutė. Ar tai, kad tu solidus žynys, tau nesutrukdys mums parodyti okeano? Į motinos okeaną esu ne kartą nėrusi, gerai jį pažįstu. O koksgi tas jos atspindys gyvybės pasaulyje? Negaliu lyginti, nes esu buvęs tik šiame, šyptelėjo Simudaras. Bet jeigu grįšite namo nepamilusios jo visa širdimi, tuomet aš prastas gidas. Kadangi turiu daug titulų, tarp skirtingų sąmonės rūbų, laikinai nusimesiu oficialųjį ir pasipuošiu mėgstamuoju – gyvybės drakono vardu. Ar žinote, kaip tampama drakonais? Simudaro aura pasikeitė. Tapo karšta ir pulsuojanti. Ji kaip magnetas traukė chaosiečių akį. Oho, čia tavasis drakono įvaizdis? Nusistebėjo Meilutė, velnioniškai patrauklus. Turėtum pasisekimą net ir tarp chaosiečių, kurios jaučiasi esančios aukščiau asmeninių simpatijų lygmens. Mano aura dabar yra itin koncentruotos gyvybės energijos, pakomentavo Simudaras. Aukštesniuosiuose pasauliuose to negalėčiau pademonstruoti. Ten kiti erdvėlaikio principai. Taigi, jeigu norėsite pasimėgauti mano įkvepiančią draugiją, teks savo drauges atsigabenti čionai. O dabar susikaupkime ir panorėkime atsidurti ant gyvybės okeano kranto. Visi trys atsidūrė prie tyvulingos, neaprėpiamos masės. Tai nebuvo vanduo, koks jis egzistavo fizinėje plotmėje. Greičiau sutirštėja šio pasaulio oras, per kurį judėti reikėjo daugiau pastangų. Taip pat jis buvo ir intensyvesnių energijų. Kiekviename pasaulyje yra chaoso pasaulio projekcijos zona, kuri atrodo kaip intensyvesnė už įprastą aplinką, komentavo Simudaras, meiliai žvelgdamas į tankiąją erdvę. Taip man pasakojo mokytojai šventykloje. Pats kitur nesu keliavęs, dėl to negaliu palyginti ar komentuoti. Iš Ajos žinau, kad panašus neaprėpiamų dydžių telkinys egzistuoja ir tikimybių pasaulyje. Kodėl nenuvyksti pasidairyti? Paklausė Melodija. Pamiršo, kad ir pati gausybė nesuskaičiuojamų eonų mėgavosi namisėdos gyvenimu, kol ją savo pašėlusiomis idėjomis išjudino svaja. Kol kas netraukia, gūžtelėjo Simudaras. Gal kada ir išsiruošiu. Dar čia turiu ką pažinti. Chaosietės įdėmiai apsidairė. Čia kitaip nei prie motinos okeano, pastebėjo Meilutė.
O kas šios visos įtekančios upės? Pas mus jų tik 3 ir jos ne įteka, o ir įteka ir išteka vienu metu. Tai visų gyvybės pasaulyje ir žemiau jo egzistuojančių sąmonių gyvybių upės. Jūs chaose dar esate mažai individualizuoti ir skiriatės tik į 3 aspektus. Vienas jūsų regionas dalyjasi viena gyvybės upe. Čia individualizacija tiek išryškėjusi, kad kiekvienas atskiras asmuo turi nuosavą tik jam būdingų energijų gyvenimo upę. Kai evoliucionavusio į fizinį pasaulį asmens sąmonė sustiprėja tiek, kad vėl ima atsiminti savo aukštesnėje būtį, ji pirmiausia grįžta prie savo gyvenimo upės. Neria į ją ir atgauna savo amžinąją atmintį. Suvokusi save, panorusi pažinti daugiau būties, tuomet savąją upę išplaukia iki gyvybės okeano. Kai kurie, tokie kaip aš, užsikrečia jo trauka. Taip stipriai, kad nebenori keliauti toliau į kitus visatos lygmenis. Jie virsta gyvybės drakonais, gyvybės okeano saugotojais ir puoselėtojais. Ar čia yra ir kitų drakonų rūšių? Pasiteiravo Melodija, kuri praklausė tą Simudaro kalbos dalį, kai jis apie juos trumpai užsiminė. Simudaras jai to nepriminė, o tiesiog atsakė. Yra laiko drakonų, jie naršo po visus visatos lygmenis kaip motinos sąmonės ryšininkai. Sako, kad yra ir tarp visatinio laiko drakonų, nes laiko faktorius, kad ir koks nepalyginti daugiamatiškas ten negu pas mus, jis egzistuoja ir visatinė. Gyvybės pasaulyje populiarūs erdvės drakonai. Esu girdėjęs apie sąmonės drakonus. Šitie budriai stebi sąmonių darną. Jie panašūs į motinos ašies šventyklų žinius kamertonus. Tik yra tarp visatinių mastelių specialistai. Mano žinios šią temą ribotos, prisipažino Simudaras. Kol kas esu visa galva paniręs į gyvybės okeaną ir tiesioginę ir perkeltinę prasme. Kai chaosietės pakankamai apsidairė aplink, Simudaras iššaukė savąją upę ir jie atsirado prie jos. Šiame pasaulyje erdvė yra plastiška, daugiatūrė. Dėl to norimoje aplinkoje galima atsidurti ne vien į ją keliaujant, bet ir pritraukiant ją prie savęs, paaiškino Simudaras. Bent jau taip judėti aš labiausiai mėgstu. Kitiems patinka kiti persikėlimo būdai. Į okeaną patekti palankiausia per savo gyvenimo upę, dėstė jis toliau. Taigi, dabar kviečiu jūs nerti į mano gyvenimo upę kartu su manimi. Kitos sąmonės gyvenimo upe plaukti yra sudėtinga. Reikia susiorientuoti svetimų minčių ir jausmų sūkuryje, nepasiduoti jų įtakai, išsaugoti savastį. Kad jums būtų lengviau, sujungsiu jūs į save kaip į kokoną. Net nepajusite mano sąmonės upės spaudimo. Kai pasieksime okeaną, galėsite plaukti savarankiškai, nes esate iš aukštesnio pasaulio ir gyvybės okeano sklaidoje jūsų sąmonės sugebės išlaikyti vientisumą. Chaosietės sutikdamos linktelėjo. Simudaro aura išsiplėtė, apgaubė jas abi, trūktelėjo paskui save į upę ir jie paniro į ažūrinių energijų sūkurį. Upės tėkmė teliuskavo Simudaro aurą, siekė prasiskverbti pro ją, prie svetimkūnių, kokias jai atrodė neįprastos viešnios, tačiau negalėjo jų pasiekti per tvirtą Simudaro valios sukurtą barjerą. Melodija ir Meilutė smalsiai dairėsi aplink. Šioje upėje viskas buvo kitaip negu chaoso pasaulio iniciatorių regiono upėje, kurioje joms nekartą teko plaukioti. Ten galėdavai sutikti iš žemesniųjų pasaulio atsklidusių, į motinos okeaną plukdomų vaizdinių, idėjų, nuotrupų,
ar pavienių srovės pagautų būtybių. Čia keliautojų supo blikčiojančios kaip spalvingos kriauklės Simudaro įvairių įsikūnijimų akimirkos, lyg žuvytės nardė jo mintys ir asmeninės emocijos, dusliu aidu skambėjo jo kažkada įvykę ar dar tik būsimi pokalbiai. Mažiau brandi sąmonė sunkiai išsilaikytų tokiame įvairovės raute, net jeigu tai būtų jos pačios asmeninė gyvenimo upė. Tiek minčių, galimybių, ateities ir praeities variantų. Galima ir sutrikti. Tolyje upė išsiplėtojo ir nepastebimai įsiliejo į tamsią erdvę. Štai ir okeanas, tarė Simudaras. Tuoj į jį plauksime ir jūs išlaisvinsiu iš savo auros. Tik prašysiu nenuklysti, nes keletas vietų, į kurias keliausime, gali būti pavojinga net ir jum. Išsilaisvinusios iš gaubto, hausietės drausmingai laikėsi šalia savo vedlio. Aplinkinė erdvė buvo pakankamai tanki, kad primintų plaukimo jausmą, nors iš tikrųjų jie sklendė pirmyn sutelktos minties gale. Šen bei ten šmėžavo pavienės klajoklės ugnelės. Tai plaukiojo kiti gyvybės drakonai. Simudaro grupė prie jų nesertino. Kol kas jų tikslas buvo susipažinti tik su pačiu okeanu. Erdvė čia gali pasirodyti beformė ir joje sunku orientuotis, pasakojo Simudaras, jiems judant jo numatytą kryptimi. Galimi įvairūs keliavimo būdai, bet aš lieku ištikimas savajam. Šiek tiek pasidairysime po aplinką, tuomet jums pritrauksiu populiariausią okeano vietą dainuojančias chaoso upes. Neatsimenu, kad jos dainuotų, pakomentavo Meilutė. Pas jūs namie taip, o čia dėl mūsų ir jūsų pasaulių skirtingų tankių materijos trinties, jos skleidžia harmoningus garsus, kuriuos mes vadiname muzika. Pamatysite, kiek klausytojų surenka šitas trio. Po kelių akimirkų priešais juos iškilo 3 persipinusios margos juostos neryškiais kontūrais. Buvo sunku atskirti, kur prasideda viena ir baigėsi kita. Šios besirangančios, tai platėjančios, tai siaurėjančios juostos į erdvę skleidė ne tik didingus, hipnotizuojančius garsus, bet ir švelnias spalvas. Melodija ir Meilutė apsidairė. Greta jų panirę į palaimą plūduriavo gausybė ugnelių, besimėgaujančių reginių gyvybės drakonų. Reginys jas pakerėjo. Pernešė į neįprastą sąmonės būseną, kai jautiesi dalimi to, kas vyksta. Simudaras, nors nebe pirmą kartą, taip pat pasinėrė tai visą sąmonę. Jie ilgai maudėsi chaoso upių garsų ir spalvų žaisme. Pagaliau Simudaras sukruto ir lengvai bakstelėjo Meilutę. Ši apspangusiu žvilgsniu nenoromis nukreipė dėmesį į jį. Keliaukime, nes kitaip liksite čia amžiams, kaip kai kurie iš jų klausovų, negailestingai pareiškė Simudaras. Esu atsakingas už tai, kad jūs grįžtumėte namo. Aš dar norėsiu visą tai pamatyti, pareiškė Meilutė, nepajėgdama atsiplėšti ir visgi suprasdama, kad Simudaras teisus. Jis suėmė ją už rankos, ji įsitvėrė į apsvaigusią ir atitrūkusią nuo realybės melodiją ir visi 3 atsidūrė prie tamsaus, itin tankių energijų sūkurio. Pasitikėjau jūsų valia. Dėl to ir atsivedžiau prie upių, nekreipdamas dėmesio į vis dar sutrikusią chaosiečio išraišką, paaiškino Simudaras. Silpnesnės asmenybės nebeturi jėgų sugrįžti į savo realybę ir lieka panirusios į upių energiją kaip į gilų transą. Žinojau, kad mūsų upės, kaip ir motinos okeanas, persmelkia visus tvarkos pasaulius ir juos maitina, bet neįsivaizdavau, kad jos gali įgauti tokio skirtingo savitumo,
koks būtų neįmanomas pagal mūsų pasaulio dėsnius, atitokdama pakomentavo Melodija. Oho, kaip stipru. Ir jau tikrai nesitikėjau tokios galios reginio viename iš žemesniųjų tvarkos pasaulių. Gyvybės pasaulis nesiliauja manęs stebinęs. Tikrai ne veltui motina pasiuntė mus pažinti savo kūrinijos įvairovės. O ką mes matome prieš save? Regėdama neįprastą tamsų tankį, į jį dėmesį perkelė meilutė. Motinos sąmonės ašies priešybė tvarkos pasauliuose, atsakė Simudaras. Jeigu motina yra grynoji mūsų visatą sukūrusi sąmonė, tai čia regite jos įkūnytosios į žemuosius pasaulių sąmonės didžiausią sutankėjimą, vadinamą materiją. Paaiškino Simudaras ir skubiai įspėjo smalsiąją meilutę, kuri jau ketino iš arti tyrinėti šį tamsos sūkurį. Sustok, nesertink. Tai pavojinga. Pavojingiau nei užmigti upių garsuose. Šis lėtai besisukantis sūkarys įtraukia mūsų pasaulio energiją į žemesniuosius planus ir lėtina jos vibracijas, taip paversdamas jas pačia koncentruočiausia, grubiausia materija, kurioje įkalinta sąmonė turi mažai šansų išsilaisvinti be pašalinės pagalbos. Jeigu kirsi šio sūkurio išorinę ribą, tave įtrauks ir pavers pirmapradę statybinę medžiagą. Mane išskaidys, aš išnyksiu? Nustebo meilutė, bet dėl visako atsitraukė nuo sūkurio. Sąmonė išliks, tik bus suspausta iki tokio ankštumo, kad nepajėgs ne tik judėti, bet net ir pati savęs suvokti. Ta būsena vadinama giliausiu involuciniu lygmeniu. Tai pažangu toms monadoms, kurios dar tik involucionuoja. Tai yra vis dar tankėdamos grimsta į fiziškumą. Joms skirta tapti žemiausiu iš materijos pasaulių statybinę medžiagą ir iš to lygmens pradėti savo evoliucinę kelionę atgalios. Tačiau tai būtų bereikalingas laiko gaišimas, jei tai panirtumėte jūs. Mes šį sūkurį vadiname duobe, nes jis sminga žemyn per visus gyvybės pasaulio poplanius iki psichikos pasaulio žemiausių fizinių lygmenų. Tai gyvybės okeane esančios motinos ašies projekcijos antipodas. Juodoji ašis. Abi drauge jos sudaro magnetą, kurio lauke veikiamos jų tarpusavio sąveikos sąmonėje gyvybės pasaulio būtybės. Ar jų sąveika panaši į baltosios ir juodosios skylių, kurias neseniai matėme? Pasidomėjo Melodija. Panaši, sutiko Simudaras. Tik skylės veikia horizontaliu lygmeniu, tarp paralelinių to paties pasaulio planų. O šios dvi ašys tai visus mūsų visatos pasaulius persmelkianti ir surišanti sąsaja. Apie šią sąsają daugiau papasakosiu prie motinos sąmonės ašies projekcijos, prie kurios netrukus atsidursime. Manau, kad čia neketinate užtrukti. Mesteldamas užuominą į jų nenorą pasitraukti nuo dainuojančių upių, linksmai pasiteiravo Simudaras. Susipažinti sveika, bet kažkaip čia nyku, nusipurtė Melodija. O kodėl ši teritorija neaptverta? Ar maža kas per klaidą gali įsiversti į duobę ir netyčia tapti statybinę medžiagą? Yra apsauginis laukas, kuris pristabdo ir įspėja, atsakė Simudaras. Visa kita paliekama laisvai kiekvieno individo valiai. Staiga jie atsidūrė itin ryškioje šviesoje. Tolėliau priekyje kilo sunkiai atlaikomo ryškio stulpas. O štai ir motinos sąmonės ašies projekcija gyvybės plane, su pasididžiavimu pristatė Simudaras. Esame gerokai per atstumą nuo jos, nes ją, kaip ir duobę, taip pat gaubia apsauginis sluoksnis. Pavojus čia netgi didesnis. Jeigu duobėje viso labo labai ilgiems amžiams įstrigtumėte materijoje, tai per arti priartėjus prie motinos ašies projekcijos, jos virpesiai įtrauktų į save ir mažiau brandi sąmonė nebepajėgtų išlaikyti vientisumo.
Čia tai jau tikrai gresia dematerializacija. Ta mes suprantame, užapė atsakė Melodija. Chaose į motinos ašies zoną gali patekti tik mūsų hierarchai. Ir taip patiria sunkumų iš jos sugrįžti. Bet tu tai nėriai. Kaip tu išlikai, jeigu nesi chaoso hierarchas? Aš ne hierarchas, tai tiesa. Bet čia ir ne motinos ašis, o tik jos projekcija, nusijuokė Simudaras. Nėra už kvailo užsispyrimo netikėti išmintingesnių patarimais ir viską išbandyti savo kailiu. Ta skausminga transformacija buvo tokia nelengva, kad dabar ir pats kitam nepatarčiau. Tokiu savo sėkmingai pasibaigusiu užsispyrimu priminė chaoso dainių Elearą, šyptelėjo Meilutė. Nepaklusnumas man yra neigiama savybė, kurios nedėčiau į savo kuriamą monadą. Tačiau pasirodo, kad tam tikromis dozėmis, suderintas su asmeninė misija, jis gali pagreitinti, siekiant rezultatą. Sakai, išnėrei chaoso šventykloje, pertraukė Meilutės apmąstymus Melodija. Vadinasi, ta ašis yra liftas. Jeigu baltoji ir juodoji skylė yra horizontali ašies duobės sąveikos analogija, tai aš sakau tau, Meilutė, kad per jas turi būti įmanoma keliauti. Turbūt įmanoma, juk laiko drakonai keliauja ne tik po gyvybės pasaulio paraleles, bet ir po visą visatą. Ir sako, kad net tarp visatų, linktelėjo Simudaras. Kai išplauksime iš okeano, norėsiu susitikti su laiko drakonu, kategoriškai pareiškė Melodija. Tuomet pradžiai susitelkime į esamą momentą, kad jį kuo greičiau galėtume baigti. Taktiškai sugrąžino realybę draugę Meilutė. Jos abi sutelkė dėmesį į Simudarą ir klausė jo toliau. Jau kaip ir viskas svarbiausia papasakojau, gūžtelėjo Simudaras. Motinos ašies projekcijos viduje iš tikrųjų visi mūsų visatos pasauliai bendra jungtimi susieti tarpusavyje ir iš vieno į kitą galima patekti akimirksniu. Tik sąmonė turi būti pasiruošusi staigiam energinių dažnių pokyčiui, koks laukia persikėlus pavyzdžiui iš gyvybės pasaulio į chaosą. Dėl to daugam labiau patinka nuosekliai kilti per poplanius bei pasaulius ir ramiai priderinti sąmonę prie kintančio vibracinio dažnio ir aplinkos. Dar vienas dalykas, kurį žadėjau pasakyti apie abi ašis. Pas mus motinos ašį taip pat dar vadina dieviškąja gravitacija, nes ji traukia sąmonės į save ir taip skatina jas vystytis. Jos trauka nepaliaujamai ragina involucionavusią monadą grįžti atgalios per savo vidinių galių išskleidimą. O duobė tai materijos gravitacija, kuri traukia sąmonę involucionuoti į žemiausiusius materijos lygius. Iki valios pasigėrėjusios spindulinga ašimi, kuri čia, tolimame gyvybės pasaulyje, buvo tokia pati pavojinga kaip ir chaose, Melodija ir Meilutė pasijuto vėl atsidūrusios prie Simudaro gyvybės upės. Abi ilgesingai atsiduso. Simudaras buvo teisus. Čia dar ne kartą norėsi sugrįžti atidžiau pasidairyti. Dar kiek pašnekėjo, pasidalino įspūdžiais. Tai kaip mums susitikti su laiko drakonu? Atkakliai laikėsi savo idėjos Melodija. Nepažįstu nei vieno, pradėjo teisinti Simudaras. Jį nutraukė netikėtai greta išdygęs svečias. Ryškios, baltos auros, aukštas ir lieknas. Sveiki, esu Nojus, laiko drakonas, nerūpestingai pasisveikino, lyg nepastebėjus nustebusių žvilgsnių. Per laiko drakonų kolektyvinę sąmonę man buvo perduota, kad esu reikalinga šiame erdvėlaikio taške. Esu jūsų paslaugoms. Jis galantiškai nusilenkė chaosietėms. Minčių skaitimas, ateities numatymas, Melodija sukruto analizuoti situaciją. Labai malonu susipažinti, šiltai nusišypsojo žabi Meilutė. O, našta nukrito nuo pečių.
patenkintas atsiduso Simudaras. Tai likit sveikos, palieku jūs naujaus globai ir neriu atgal į okeaną. Neatrodė susidomėjęs galimybę susipažinti su laiko drakonu. Vis dar gyveno gyvybės okeano trauka. Atsisveikindamas, rimtai nužvelgė savo bendrakeleives ir išnyko. Šios vos spėjo susigaudyti, taip staiga keisdamos savo palydovus. Čia vis dėl tavo įpročio apriepti kuo daugiau per kuo trumpesnį momentą. Nepatenkintas skubotų Simudaro pasišalinimu suniurnėjo Meilutė. Jis mums dar tiek visko turėjo papasakoti. Bet kada galėsi sugrįžti, nukirto Melodija. Mūsų kelionės tikslas bendra pažintis su gyvybės pasauliu, o ne išsamūs tyrinėjimai. Užmėgsime ryšių, kils idėjų atskiriems gilesnių studijų projektams. Tuo galėsime užsimti po to, kai šios išvykos rezultatus pristatysime draugams. Ji pasisuko į Nojų ir pagaliau pasisveikino. Įpratusi, kad chaose visi jausdavo vieni kitų būsenas ir negaiždavo laiko linijiniam minčių pateikimui, čia atskirus veiksmus Melodija atlikinėjo nei iš eilės ir nenuosekliai. Namie pasiteiravimą ir pasisveikinimą išspinduliuoti vienu metu buvo įprasta. Kuo daugiau vienalaikių minčių išsakai, tuo rimčiau pasirodai. Čia taip nesigaudavo dėl tankesnės minčių materijos. Ir Melodija pasijuto nerangiai, neharmoningai pasielgusi. Nojus pajuto jo sutrikimą ir priėmė keistą elgesį paprastai. Jis dar kartą jai nusilenkė ir atsakė į jos kiek anksčiau užduotą klausimą. Nei minčių skaitimas, nei ateities regėjimas, o gal kažkiek ir to. Laiko drakonai gyvybės pasaulyje yra išsiraizgę kaip gyvybės pasaulio kūno meridianai, jo laiko pojūčių receptoriai. Panaši meridianinė sistema yra ir erdvės drakonai, tai yra gyvybės pasaulio erdvės pojūčiai. Su erdvės drakonais mes esame taip tampriai susiję ir persipinę, kad visi drauge sukuriame sąmoningą matricą, kurioje kaip kosminių mastelių sterblėje egzistuoja šio pasaulio gyventojai. Ta erdvėlaikinė terpė yra tąsi tiek į laiko, tiek į erdvės pusę. Jis sukietėja ir tampa mažiau kintanti tik žemuosiuose psichikos pasaulio lygmenyse, pačioje tankiausioje materijoje. Ten jau net ir mes negalime taip lengvai keliauti laiko kanalais kaip čia. Laiko pojūčiai, virškino naujienas Melodija. Meilutė irgi stebėjosi išgirstomis žiniomis, tik tylėdama. Ar gebate keliauti laiko kanalais į skirtingas epochas bei vietas? Melodija panoro konkretesnių žinių. Kadangi laikas egzistuoja per visą gyvybės pasaulį, tai turėtumėte galėti susisiekti su paraleliniais pasauliais bei kitomis visatomis be juodosios ir baltosios skylių pagalbos. Taip, laiko pojūčiai apriepia visus neišmatuojamus gyvybės pasaulio kampelius, linktelėjo Nojus. Kai kuriuose paraleliniuose pasauliuose laikas teka kitu greičiu ir netgi kita kryptimi, ar net keliomis kryptimis vienu metu. Dėl to norint ten patekti reikalingos tam tikros sąmonės korekcijos ir adaptacijos. Tačiau atsakydamas į jūsų klausimą galiu patvirtinti, kad kolektyviniu laiko drakonų kanalu galiu perkelti savo ar kieno kito sąmonę į bet kur esantį laiko kanalo tašką. Kitaip sakant, galiu patekti iš šios vietos praeitį bei ateitį. Bet jeigu noriu patekti į kitą vietą ar kitą pasaulį, turiu pasinaudoti erdvės drakonų kanalu. Tai lyg du sparnai, kuriais abiem mosuodamas sukuriu kryptingą judesį, pridūrė nusprendęs, kad aiškina per sudėtingai. Chaosietės apmąstė, ką išgirdo. Kaip stipriai tai skiriasi nuo namų. Noriu pakeliauti laiko kanalais ir sužinoti, koks jausmas. Eilinį kartą atsiduso Melodija, mintise sudarinėdama ilgą veiklos sąrašą kitam apsilankymui. Balsiai pasiteiravo.
Jeigu turite derinti su erdve, ar tai reiškia, kad bendradarbiaujate su erdvės drakonais? Žinoma, linktelėjo Nojus patenkintas, kad jos greit susigaudo. Turiu artimų draugų iš erdvinukų tarpo. Mielai supažindinsiu. Tik jų kūnas, kadangi yra iš erdvės materijos, yra pririštas prie tam tikro erdvėlaikio. Jei norite, galime iki vieno tokio palėkti. Jam patiks su jumis susitikti. Jis labai smalsus, panašus į jūs, jis linktelėjo į melodijos pusę. Chaosietės abi kartu energingai sulinksėjo galvomis. Palėkti nepavyko. Naujoje aplinkoje atsidūrė taip staigiai, kad net nieko nepajuto. Kokiu būdu keliauji? Ar čia buvo judėjimas laiko kanalu? Pasiteiravo melodija. Ne, šį kartą pasinaudojau tradiciniu, momentiniu persikėlimo erdvėje būdu, kaip mėgsta dauguma vietinių. O, štai ir Lemas. Lemai, neatspėsi, kokią kompaniją turiu. Nojus guviai šūktelėjo prie jų priėjusiai būtybei. Chaosietės smalsiai nužvelgė naująjį pažįstamą. Jo aura buvo ne tokia ryški kaip Nojaus, ne tokia intensyvi kaip Simudaro. Tankesnė, konkretesnė, nei iki šiol sutiktų gyvybės pasaulio būtybių. Jis net ir judėjo kiek gremėzdiškai, atrodė nerangus. Tik akys buvo labai įdėmios, tarsi gėrė iš jų visą sukauptą patirtį. Jo erdvėlaikis yra viename iš žemiausių gyvybės pasaulio poplanių, dėl to jis jums gali pasirodyti mažiau gracingas už kitus. Lyg skaitydamas mintis paaiškino Nojus. Lemo aistra – žinios iš visatos pasaulių. Jis gyva enciklopedija. Galite jo klausti apie ką tik norite ir ar ten buvęs ar ne, jis jums turės ką papasakoti. Lemai, viešnios yra ne šiaip iš kur, o iš paties chaoso. Matau, nekantriai nutraukė draugą Lemas ir degančių žvilgsnių nužvilgė melodiją. Gal galit paaiškinti, kaip chaoso upės teka į dvi skirtingas pusės vienu metu, ir į Motinos okeaną, ir iš jo? Šito dalyko aš nesugebu suprasti. Melodija patenkinta atsiduso, kad ne ji viena nori sužinoti teikia daugiau reikšmės nei mandagumo ritualams. Ji mielai ėmėsi iniciatyvos atsakyti į šį ir į kitus gausius Lemo klausimus. Ilgai jie šnekėjosi. Užmiršusios savo kelionės tikslą, chaosietės pasakojo įdėmiam klausytojui apie chaosą. Nojus irgi klausėsi susidomėjęs. Iki šiol niekada nemąstė apie tokius tolius, tik kartais girdėdavo apie tai filosofuojant Lemą. Dabar jo sąmonė gėrė naujas žinias, nuo jų plėtėsi ir augo, jam pačiam to net nesuvokiant. Kiekvienas susitikimas keičia bei praturtina, ką jau kalbėti apie tokį. Prisisotinės atsakymais Lemas prisiminė etiketą ir pasiteiravo. Gal ir jūs norėtumėt kažką sužinoti? Nojus nusijuokė iš savo moksliuko draugo. Tuo jis jam ir patiko, nestandartiškas, nekasdieniškas. Melodija grėbėsi šios galimybės ir perėmė iniciatyvą į savo rankas. Kokia čia vieta ir kas čia vyksta? Ką tu čia veiki? Už ką esi atsakingas? Dabar jau jį užpylė jį klausimais. Čia yra sielų rašymosi kūnytis į psichikos pasaulį vieta. Metodiškai, nuosekliai ėmė aiškinti Lemas. Psichikos pasaulis yra pats tankiausias iš visų tvarkos pasaulių ir monados, jau apgaubtos dvasia ir siela, leidžiasi gyventi į psichikos pasaulį skirtingai, negu kaip jos patenka į korektorių ar gyvybės pasaulius. Psichikos pasaulyje, kad galėtų adekvačiai veikti, monadai reikės naujo saviraiškos kūno. Mes jį vadiname psichika. Tankiausias psichikos sluoksnis vadinamas fiziniu kūnu. Psichikos pasaulyje sąmonėms sunku ilgai išbūti į jį nugrimzdus, dėl to jų egzistavimas tame plane tapo punktyrinis, lyg naro nėrimas į okeaną. Tai vadinama įsikūnijimais ir išsikūnijimais.
Laikotarpį tarp įsikūnymų sąmonės praleidžia žemutiniuose mūsų pasaulio poplaniuose, kaip psichikos pasaulio gyventojai mus vadina, sielos pasaulyje arba angelų pasaulyje. Čia jos mokosi, bręsta, ruošiasi kitam įsikūnymui į fizinį planą. Mažiau brandi įsikūnijusi sąmonė neatsimena savo egzistencijos prieš inkarnaciją ir tarp jų. Labiau save suvokusios, bet dar nepakankamai išsilaisvinusios iš involucijos energijų, sąmonės grįžta į įsikūnijimus jau sąmoningai, pačios pasirinkdamos vietą, laiką, situacijas. Naujo įsikūnijimo pasirinkimas tiek save suvokusiai, tiek tebemiegančiai sąmoniai vyksta panašiai. Šiame ploplanėje, kur mes dabar esame, grupė gyvybės pasaulių darbuotojų, kuriuos besikūnijate vadina angelais, padeda parinkti vietą ir laiką, patikrina priežastingumo sąlygotas tarpusavio santykių bei įvykių sąsajas. Tai sudėtingas procesas. Jį valdo įsikūnijimų sąmonė. Mes ją vadiname baltuoju seneliu, o visą šią teritoriją, kur pasirenkamas įsikūnijimas, baltojo senelio namais. Apie tai plačiau skaitykite mano romane Danielės širdis. Baltojo senelio namai tai per visus paralelinius gyvybės pasaulio lygmenis besidriekianti balkšva tankė erdvė, sąmoninga skiriamoji plėvelė tarp gyvybės ir psichikos pasaulių. Ji daugiamatė, dėl to joje nėra sangrūdų nei laike, nei erdvėje, nors besikūnijančių, patikėkite, pastoviai gausu. Net ir mūsų pasaulio gyventojai bei korektoriai, panorėję nusileisti į fizinį planą, turi susiderinti savo įsikūnijimą su baltuoju seneliu, nes jie taip pat turi laikytis priežastingumo dėsnio reikalavimų. Taip, fizinis planas pats tankiausias, bet tuo pačiu ir pats įdomiausias, sudėtingiausias iš pasireiškimo planų. Atsiduso Lemas ir trumpam nutilo. Melodija ir Meilutė klausėsi net sustingusios. Didžiavosi savo pasauliu kaip itin sudėtingu, o pasirodė, kad jis ko gero pats paprasčiausias iš visų. Meilutė pabandė įsivaizduoti, kokia painiava kiltų, jeigu jai reikėtų periodiškai nerti į motinos okeaną, išsikūnyti ir susirinkus naują kūną vėl grįžti prie savo darbų, nebežinant, ką prieš tai darė. Koks trikdis neatsiminti draugų, ankstesnių idėjų, savo sukurtų monadų, ji nusipurtė. Melodija mąstė panašiai. Lemas davė joms laiko susivokti ir tęsė. Mano uždavinys yra užtikrinti baltojo senelio namų erdvės stabilumą. Ne visos erdvės per visą gyvybės pasaulį. Toks visą esantis aš dar nesu, šyptelėjo. Tik vieno konkretaus segmento, iš kurio kūnijamasi į keletą gretimų fizinių planetų. Iš čia besikūnijančios sąmonės savo fizinėme pasaulyje vadinasi žmonėmis. Gyvena atsiribojusiuose mažose tankios materijos planetose ir retos yra subrendusios tiek, kad mokėtų keliauti erdvėlaikiu bei lankyti kitų planetų gyventojus. Pajuto poreikį paaiškinti itin elementariai. Kai kūnijomės į elfų pasaulį, tokio sudėtingo proceso praeiti nereikėjo, įsiterpė Melodija. Atsimink, kad Eliaro pasaulis yra eterinis, o ne fizinis, pastebėjo Meilutė. Taip, kai kurios sąmonės kūnijasi į eterinius ir astralinius psichikos pasaulio poplanius. Tuomet viskas yra paprasčiau, sutiko Lemas. O fiziniai yra griežtai kontroliuojami dėl linijinio laiko ir trimatės erdvės reikalavimų. Lemas pakvietė pasivaikščioti po savąjį segmentą. Visi keturi atsidūrė rūpestingai prižiūrėtame parke, kuriame susikaupę vaikštinėjo besiruošiantis kūnytis žmonės. Nematau nė vieno gyvybės pasaulio gyventojo, pastebėjo Meilutė. Ar jie rečiau kūnėsi? Ir aš jų nepastebiu šioje gausoje?
Jie kūnijasi iš tos pačios erdvės, tik iš kitos jo daugiamatės kišenės, paaiškino Lemas. Baltojo senelio namų erdvė yra specifinė. Skiriasi nuo kitų poplanių savo gausiu daugiamatiškumu. Tai reikalinga tam, kad visi besikūnijantis ramiai ir nesimaišydami galėtų suderinti naujo gimimo sąlygas. Atskiroms sąmonės bangoms, tai yra žmonėms, angelams, arkangelams, yra atskiros erdvės kišenės. Jeigu norėtumėt pamatyti angelus, turėčiau jūs perkelti savo kolegos Kerio teritoriją. Ne, man viskas gerai ir čia, paskubėjo užtikrinti Meilutė. Norisi susipažinti bendrais bruožais, o ne detaliai viską išstudijuoti. Štai kur jos, suskambo skardus balsas. Prie jų artėjo Šokliukė. Aš tiek visko spėjau pamatyti, puolė pasakoti draugėms. Kaip tu čia atsidūrei? Įpratusi prie daugiamečio bendravimo namuose, ją pertraukė Melodija. Namie abi būtų kalbėjusios vienu metu ir puikiai viena kitą girdėjusios. Čia Šokliukiai teko sustabdyti savo įspūdžių srautą ir atsakyti Melodijai. Kai jau iki valios susipažinau su monadų ruošimu kūnytis į psichikos pasaulį per visus gyvybės pasaulio poplanius, paprašiau savo vedlio padėti surasti jūs. Jis pajuto, kur jūs esate ir mestelėjo mane čionai. Visos trys, kurį laiką dalijosi įspūdžiais pamiršusios Lemą ir Nojų. Šie nesupyko. Klausytis jų buvo lygiai taip pat įdomu, kaip ir kalbėtis su jomis. Tai jau kaip ir apžvelgėm pagrindinius gyvybės pasaulio aspektus, pasitikslino Šokliukė. Liko vienas esminis dalykas, rimtai pareiškė Melodija. Pakeliauti su erdvės ir laiko drakonais. Be šio pojūčio iš čia neiškeliausiu. Nojus plačiai išsišiepė. Ta atrakcija mes su Lemu jums mielai suteiksime. Jis mirktelėjo Lemui ir nelaukdamas kitų chaosiečių atsakymų visas jas įtraukė į savo aurą. Pagaliau judėjimas erdvė įgavo išraišką. Aplinka keitėsi, mainėsi, siautė kaip vėjas, blikčiojo tai pirmyn, tai atgal laike vykstančiais vaizdiniais, sukuriavo erdvės matmenų pasikeitimais. Tai suspausdavo, tai atleisdavo sąmonę, priklausomai nuo to, ar erdvėlaikio dimensijų mažėjo ar daugėjo. Nojus žaidė laiko ir erdvės gijomis, kurdamas nepakartojamų potyrių kokteilį. Žinojo, kad tai brandžios sąmonės ir kad jos atlaikys staigius pasikeitimus. Dėl to leido savo drąsiai šėlti, kaip niekad iki šiol. Pats buvo sužavėtas tų netikėtų posūkių ir vingių, kuriuos raitė pirmą kartą. Lietuolis Lemas taip pat išsijudino, apimtas bendros žaismingos nuotaikos. Ir leido Nojui naudotis savo erdvės materiją kūrybingiams šuorams išgauti. Chaosietės jautėsi kaip vaikai pašėlusioje karuselėje. Jos cypė ir šūkavo patenkintos ir apsvaigusios. Tai pranoksta net dainuojančių piureginį, pagalvojo Melodija. Reikėtų paeksperimentuoti ir įdėti į monadą gebėjimą žaibiškai keisti sąmonės būsenas, svarstė Meilutė. Ši nesibaigiančių pokyčių melodija turėtų patikti mano draugams ir pagyvinti kartais virstančio monotoniškų kopijavimo darbo nuotaiką. Niūniuodama iš aplinkos garsų sudėliotą dainą, Šokliukė įsivaizdavo ją atliekanti elongatorių grupiai. Galėtų netgi abejingą terminatorių išjudinti, ką jau kalbėti apie muzikalius elongatorius. Kai karuselė sustojo, visos trys, vis dar neatgaudamos kvapo, padėkojo Nojui ir Lemui. Atsiųsiu jums daugiau savo draugų, kuriems patiktų taip pašėlti erdvėlaikyje. Galėsite steigti atrakcionų parką. Nojus patenkintas nusijuokė, o Lemas taip pat ėmė planuoti. Mokestis bus žinios. Galėsiu tam skirti tik nedidelę savo laiko dalį. Dar reikės derinti su Nojumi. Nors, manau, susidomėtų ir Redas.
Nojus kažką atsakė, Lemas užginčijo. Tokius juos ir paliko hausietės. Sutelkusios savo sąmonę panoro grįžti namo, į susitikimo vietą. Grįžti paprastai ir greitai, be jokių specialiųjų efektų. Reikės tiek visko papasakoti, nuo ko pradėti, kaip perteikti tą svaiginantį gyvybės pasaulio grožį.